Nu, sakau, taip jau tikra grēta prabiegta į metā. Jūs prisimint, как šiandien viriau pētus, bet jūs darbi tabi bova, ja kā nasu lauks, esu paskombensā, gaļām Anna nori važiauti į Viļņu, prisējumu ginti. Sakau, noru važiauti, ja tei, Vitas su Feliksu atsineš butelku pasidėjo un stalau Pauliaus. Sako, vyra, eik pasiveizėk par televizorių, kokie pavargi žmonės įvėlė visi keli neikti, jodu, čia, sakau, gersa tau, jokių gėrimų. Palikti, jie norit šnapšį, jie norit neškities, bet ruoškities važiauti. Do autobusą, sakau, iš Plungės išvažiau, veitas bus. Ne, jau mes važiausim Ketsik, sakau, Ketsik gal nebebūti. Na ir išvažiavo, parvažiavo tėvus, yra naudišėjai, žinoj, ka vis tiek nagers. Tu jau susiruošiau, tėvus išvežė Plungį, nuvažiavom pas bažnyčią, autobusą laukė ir jau susėdom, dar amžinatelis Lapuks buvo, ten jau suorganizavo, kad visi sutelptom, kad būtum jau tai autobusą pelnė ir išvažiavome 2000 mokytojais, atsisėdu už nugaras mūsų, ten toliau dar buvo linksmės, važiaujam, sakavut išgerti, važiaujam, parodys mumis per televizorių, su skrybelės apsimovusi, su lapinoms apsivyniojus. Aš buvau girdėjus, kad bus Baltramėjaus naktis veina. Sakau, ka mums pavaišins su kavut, ka mes apžinosam į katrom posibą bėgti. Nuvažiavom prie Seimo rūmų, ten jau paprašytų, nuėjom pasiklausyti žinių visų pirmų, paskui mums pasiklausom žinias, kažkas ten kesenos jau į tų Seimo rūmus, kažkokį ten buvo suorganizuota provokacijai užėjimti. Pradėjus sakyti, jau vis greta kveist, kad apsiaustumėm, apkeptumėm tų Seimo rūmus, vis sustojėm, o mums išlepont iš autobusų buvo pasakyta, kas važiuojat prie televizijos bokštą, tas jau bus pakveisam par ruporą, visi bėkit prie savo autobusą. Ten pat buvo autobusą sustatyti, mums ten babūnont jau pradėjo kveisti, jau gerdam, kai jau pradėjo išnekėti, kai jau tanka pajudėjai prie televizijos bokšto maža tie žmonių, daugiau buvo prisirinkę ten prie radijas. Mes tada visi tekini, kas kāpė į autobusą ir išvažiaujam, tu jau atei toks vyruks, sako, aš jumis teisiau. Čia, žinau, keltais jau nuvažiauti, sakius, taip, apspiesat nuvažiauti, jeigu važiausit tautą kraujų kelių. Mes tik nuvažiaujam, greta autobus pasistatom, visi palikom rankinukus, savo dokumentus ir išbėgom. Nubėgom tikrai jau girdėti, kad tanka džiog, tu jau apkebom ton televizijos bokštą, ten bent 3 meilom. Iš karto jau dar dainiavom, paskui jau meldėmus, jau tanką važiau, jau įvažiavo į ton visą teritorijai. Parvažiau, čia jau viens tanksų, davėt su seser stovėjo prie tų pagrindinių durių. Tai tokie jauni vyrokas, sako, motriškas, jūs stebės nulipkit laiptas ten į šoną, sakė, taip. Jūs neatlaikysit. Da pavedėjau per long ten jauni tokie, tai savanorė, kas su kokiom ten lasdom stovau, įrinki longų un vidaus pusėje. Paskui paprašė mūsų, kad atsitrauktumėm nuo longų, kad jeigu pradėjo šaudyti, saks, stiklakras gal užmušti. Bišk pasitraukėm, ir tu jau prasidėjo jau tankų važiavėms, jau parvažiau tanks, Jėzus Marija, ten pat Panavičiūtė buvo atvažiavo, kon žmonės sustoja į tanką, liūk napastumsi, Jėzus Marija neištraukti, ne nieka. Ir tu jau, čia kits tanks, iš to tanką iššoka, davėt ten pat stovėjo, kur daug su automatu, tokiam jaunam vyrokau trenkį galvą, ką pasiled kraus, čia iš galvos su kompe nubėgt su kreta.
Nu, ir viskas pradėjo šaudyti, žmonės pradėjo jau bėgti, Lukon aš paveiks atsisoks, ka jau visur kareivė vakščiuo. Ir tam televizijas bokšt, matytais par langus, ka jau kariškė vakščiuo, mūsų jau. Nu, ir nubėgam, mūsų autobus sudaužyts, langai išdaužyti, kur buvom pasiliekim kelį ten, nu, ir paskui jau pradėjom. Norėjom nusigauti lyg Seimo rūmų, vajadzīt, kas ten vadadas, gal ten dar pastovėsam, bet nebuvau sakau, tai tik tą važiau, Jėzus Marija, greitos skaukdama susiranuoms, tai su nesilkoms tik neša, į dabar veit su seserį Enau jau ten, kuria priešėjėma, tik moteriška su vyru ir vyru per manis, tai kol ka prakniauki teik pro ausį, į veizi sukloptas vyriškas. Į tą moterišką aš pribėgu, sakau, kas atsiteka, sako, Jėzus Marija nušau man vyrą, sako, šitą negyvus. Tai nubėgau tiems, kur su nesilkoms pasakiau ir nuėjai nešti, to žmogaus pabėga, mes jau ėjom. Paskui ėjom keliu, nežinom nieko rėti. Nieks nevež, ne taksi, ne autobusą, nieko, tik venti greituosis. Paskui šiaip taip sulaukėm rytmetį, dasigavom lyg Seimo rūmų. Jau mūsų autobusų nebėra, buvau nuvažiavusi remontauti, savo draugų nebrondam, paskui pabuvi ten prie Seimo rūmų, ka viskas jau tvarko, tik ta barikadas tos statuomas, stovēt su seseri išėjau įstoti, sakau, gal savo kokius autobusus, gal aš čia į plungi. Nu ir gavom autobusą ir išvažiavom.